Labas dar kartelį. Turiu tokį vieną svarbų pastebėjimą, bet prieš tai paspauskite follow, jei dar to nesate padarę, pasidalinkite šito video ir paspauskite laiką. Labai dažnas tautietis perka du dalykus. Kai sakau du dalykus, turiu omeny metus ir ridą. Dabar žiūrėkit, bičiuliai. Dažnam taip pat tautiečiui labai patinka, jeigu automobilis yra parvarytas iš Vokietijos, iš Belgijos, iš Prancūzijos, iš Olandijos ir taip toliau. Jūs atsiversite kaip pavyzdys mobilė.d. Tai būtų Vokietijos puslapis, kaip kad pas mus Autopliusas yra, taip ten mobilė.d. Susiveskite savo norimą modelį, susiveskite norimus metus ir susiveskite norimą ridą. Ir jūs pamatysite, kiek tas automobilis kainuoja, jeigu jis atitiktų jūsų norimus poreikius. Ir tada atsiverskite Autopliusą, susiveskite tą patį modelį, tos pačius kriterijus, metus ir ridą ir pasižiūrėkite, kiek pas mus tas pats automobilis parvarytas iš Vokietijos kainuoja. Išvados kokios? Kad kol pirksite metus ir ridą, tol tas ridas mūsų auksarankiai atsukinės. Čia vėlgi pasakiau, gal truputėlį nesąžiningai. Nereikia nei mūsų auksarankių, atsukinėja ir užsienyje tas ridas, tada tie automobiliai su atsuktom parvažiuoja čia ir tas pats pardavėjas netgi būna, kad nežino, jog ji yra sukta. Ir tada tokiu atveju jūs tą automobilį nusiperkate. Bičiuliai, mano nuomonė, automobilį pirkti reikia taip. Nereikia vaikytis metų ir nereikia vaikytis ridos. Geriau pirkti truputį keliais metais senesnį automobilį už turimą jūsų biudžetą. Bet žinoti, kad jis bus tvarkingas ir galimai su ta tikra rida, kaip ir norite. Nei vaikytis metų, vaikytis mažos ridos ir dar nupirkti, kaip ir dažnas lietuvis nori, tai pigiai. Taip nebūna, bičiuliai. Kad paimkim kaip pavyzdį, Passatas B8, ane? Ten, sakykime, kokių 16-17 metų. Jeigu jisai surida iki 200 tūkstančių, ten, sakykime, 170-180 tūkstančių, normaliai prižiūrėtas, tvarkingas, tam pačiam mobilė.d pamatysite, kad toks automobilis kainuoja 4-5 tūkstančiais eurų daugiau negu ale su tokia rida ir tais pačiais metais pardavinėja automobilius čia. Ar įmanoma, bičiuliai, nupirkti automobilį iš Vokietijos ir parduoti 5 tūkstančiais eurų pigiau į minusą, negu kad tas automobilis kainuoja ten? Faktas neįmanoma. Du dalykai. Arba automobilis buvo nupirktas su rimtu gedimu, pigiau ir su ta nedidelė rida, ir tada čia parvarytas, sutvarkytas ir pardavinėjimas, arba jis buvo daužtas. Tai reiškia, jis nupirktas dar pigiau, čia parvarytas, atkaltas, ir dabar paleistas į rinką. Tai vat, mano patarimas būtų, kaip ir sakiau, žiūrėkite truputėlį mažiau prašmatnų automobilį su turimu biudžetu, tai bent yra didesnė tikimybė, kad nusipirksite tvarkingą ir gerą daiktą. Nes pastebėjau, tie, kas vaikosi ridos ir metų, tai labai dažnai nusiperka automobilį ir po to stipriai gailisi. Nes kaip ir sakiau, naivu tikėti, kad automobilį nupirksite čia pigiau, negu jis kainuoja užsienyje, nors jis parvarytas iš ten. Tai va, bičiuliai, pirkite automobilį atsakingai ir taip liksite mažiau apgauti, labiau patenkinti ir laimingi. Iki.